Sveiki, čia Marius ir su jumis nemotyvuoti kotletai. Taip, jūs išgirdote teisingai, nemotyvuoti kotletai. Čia susitiksime naikinti kotletus, guminukus, saldainius, bandeles. Viską, kas mums padeda užauginti kotletus. Turiu kotletą štai čia. Viskas, ką aš stengsiuosi daryti, tai sunaikinti šį kotletą, keltis anksti ryte, sportuoti, sveikai maitintis arba bent jau sveikiau maitintis, nuleidinėti kraują, tikrinti jo rezultatus ir viską dalinsiuosi kartu su jumis. Visą tai stengsiuosi padaryti neprarandant sveiko proto ir motyvacijos. Vadinasi, yra 120 dienų nuo šio momento, kai aš apsisprendžiau pamėginti pakeisti savo gyvenimą teisingesnė linkme. Buvo begalė bandymų mesti svorius, kaip ir kiekvienam iš jūsų. Mesti svorį, mesti alkoholį, mesti rūkimą, mesti per didelį valgymą, pradėti sportuoti. Visa tai buvo. Ir daugelį dalykų aš esu padaręs, bet po to vėl grįžęs prie tų senų savo įpročių. Todėl šį kartą norėjau viską padaryti kartu su kažkuo. Kadangi didžiausias motivatorius turbūt esu pats savo, bet didžiausias įsipareigojimas yra tai daryti viešai. Būtent dėl to aš norėčiau viską patalpinti į internetą ir tai lieka amžiam, kad aš tą bandžiau, kad ir kokia bus pabaiga, bet aš būsiu tą pabandęs. Susigalvot galima, įdomu, kaip reikės įgyventi. Tikrai tikiu, kad bus visko. Bus ir noro viską mesti, užsisakyti pizzą ir jas užlamšti ant lovos suolučių žiūrint Žalgirio rungtynes. Bus ir visiškai nesuprantamų bandymų keltis anksti ryte ir eiti į sporto klubą, kai viskas tuo metu, ko norėsi, tai tiesiog sapnuoti, kad tavo sporto klubas sudegė. Kaip, ar matos mano kotletukas? Matos kotletukas. Geras kotletukas. Užaugintas kotletukas, prižiūrėtas. Gerai, iš naujo. Galim tiesiog normaliai įrašinėti, kad nieko čia negalvojam. Iš naujo. Pažadu, kad čia nieko nereklamuosiu, nieko jums nesiūlysiu, nerodysiu six-packų, kurių ir nebus, nerodysiu ir didelių bicų, kurių irgi nebus. Viskas, ko aš prašau, ko man iš jūsų reikėtų šiuo metu, tai komentarų. Blogi komentarai galbūt man nemotyvuos stengtis dar labiau. Geri komentarai galbūt padės atsilaikyti prieš įnirtingą šaldytuvo provokacijas. Tad viskas, ko aš jūsų prašau, pakomentuokite. Jeigu patinka, likime kartu ir susitiksime sekančią ar dar kitą dieną. Nežinau, kokiu dažnumu sugebėsiu įkelti video, bet pasistengsiu, kad viskas būtų dokumentuota kaip galima labiau. Su tokiu kalbėjimu toli nenueisi. Vidury laukų ir tai jaučiu, kad augalai juokis iš manęs. Jei ir tu esi tokioje pačioje ar panašioje situacijoje, užsiprenumeruok, pasek mane, susitikim čia. Neįsivaizduoju, kaip dažnai galėsiu įkelti video. Galbūt kas dieną, galbūt kas 2, galbūt kas 3, bet stengsiuosi viską parodyti taip, kaip man sekasi ar nesiseka viso to laikytis.
Tad susitikime ekranuose ir pažiūrėkime, ką man pavyks numesti greičiau – svorį ar šiuos filmavimus. Ačiū ir iki.